Sveiki, šiandien su mumis aš Tomas. Sveiki, bus ir aš Karolis. Ir apžvelgsim Wismec Sinaus Solo rinkinuką. Wismec Sinaus Solo gaunam štai tokie dėžutį. Išsikrapštę patį rinkinį. Dar dėžutį taip pat turim atsarginį stikliuką, MTL kaitinimo galvutę, porą atsarginių tarpinyčių ir makulatūros. Pats skaitikliukas atrodo štai taip. Turim 50 kandiklį, viršui susiradę rodiklytę ir tą kryptim pastūmę turim pildymą, apačioje turim reguliuojamą oro padavimą ir kaip matom turim vieną didelę skylę arba tris mažesnės, kurios skirtos naudoti yra kaitiklį MTL garinimui. Ir jeigu atsukinėjom, oras sustoja atsuktas, nusisuka mūsų viršus, nusiima stikliukas ir čia turim jau įstatytą kaitinimo galvutę su mesh spirale viduje. Galvutė dar įsisuka ir tada jau turim tik kaitiklio bazę. Galvutę įstatom atgal, galit šitą naudot, galit naudot MTL-inę galvutę. Nesvarbu, kurią naudosit, ją taip gan standžiai įsukit ir sudrėkinkit prieš pirmą garinimą skysčių. Čia naudosim iš ProVape Genius Lines Lipesla skonį, morenga citrin ir galvutę keletą lašų skysčių. Nesvarbu, tai iš komplekto galvutė ar jau komplektinės sunaudoja, nusiperkat naują. Visas galvutės pirmą kartą naudojant reikia sudrėkinti iš vidaus skysčių. Čia irgi taip, šiek tiek standžiau, bet perveržti nereikia. Įsistumiam. Pamatom vieną iš kaitiklio trūkumų. Užstumiam. Įdedam kandiklį. Šitą vietą nusivalom. Ir dar duodam kokias 5-10 minučių kaitinimo galvutėj pastovėt, kad jinai tikrai gerai įsigertų skysčių. Tuo tarpu galima apžiūrėti renginio bateriją. Kaip matom, tokios paspalvos su įvairiais pagraviravimais. Čia turim micro USB jungtį, čia turim 50 jungtį, čia turim skylutę baterijos ventiliacijai, o čia mygtuką, ganėtinai didelį. Ir tikrai ryškų aplink mygtuką įmontuotą LED indikatorių. Susukęs rinkinys atrodo štai taip. Galim palyginti su iJust ECM dydžiu. Aukščiai panašus, tačiau ECM gerokai platesnis. Ir tas kandiklis, šito daug mažesnis. Tai tik amnis. Šitas grynai MTL daugiau skirtas. Dar būna šitas rinkinukas juodas, kaip matom skiriasi pagal spalvą, ir tas pagraviravimas baterijos, sidabrinis ir rainbow. Gal ir dar kažkokius spalvų būna, bet šiandien neturim jų parodyti. Ką? Galim pagarot. Ką? Surinkom, pakūrėm, manau laikas pagarot. Tomas naudoja DL, aš MTL. Man tai skaniai visai. Ką? Ilgai į vatą neviniokim ir manau tada pereikim prie įrenginio privalumų ir trūkumų. Pradėkim tada, manau, Karoli, gal nuo trūkumų. Galim pradėti nuo trūkumų. Pirmas trūkumas toksai man būtų su jo pildymu. Šiek tiek galėjo tą skylutę padaryti didesnę, dabar nenoriu atidarinėti, kad neužfladinčiau savo galvutę. Nes būna užsikaupia burbulas ir tada per viršų biškiai. Matėt, va kaip pildant, aš jeigu staigiau pildai, atrodo nors iš šonės sustatęs tą buteliuką, bet tiesiog... Ir teoriškai atrodo, kad oras kaip ir išeina, bet vis tiek toks pliuk burbulas užsikaupia. Jo, tai pildant labai neskubėkit. Tiesiog tą pipetą įstatykit iš šono ir pildykit šiek tiek lėčiau ir tada jokių problemų su neturėsit. Taip nutinka tik, kai labai skubam arba jeigu per vidurį statę ten visur. Arba su labai stambiu speneliu pildam. Jo. Toliau iš trūkumų būtų man... nežinau. Aš nelabai turiu šitam rinkiniui iš tikrųjų trūkumų. Man dar vienas trūkumas, kad būtent su DL galvutė, jeigu mėgstat pačinveipint, tai jisai užkaista taip jau... Jeigu labai čia įveipinat. Bet karštis į kandiklį, kadangi jis jau plastikinis nepersiduoda. Karštis jaučiasi tik liečiant. Nes vis tiek, kadangi 22 mm jisai yra gana kūdas, o kandiklis yra plasmasinis, jisai neužkaista. Tai diskomforto kažkokio garinant, kad ir labai užkaitusių kaitiklių nėra.
O aš trūkumėlį turiu šiek tiek MTL-ui. Garuoja viskas tvarkoj, bet galvutės tikrai nėra pačios patvariausios. Sakykime, buteliuką, maksimum 2 buteliukus skysčio dar žiūrint. Aš kalbu apie 10 ml buteliukus. Tai iki 20 ml galbūt atlaiko. Kaip ir neblogas rezultatas. Kaip MTL, tai... Jo, bet aš kažkaip įpratęs esu... Su druska žiūrint, kokie dar greičiau gali suvalgyti. Tai galvutės MTL, visų MTL jos laiko mažiau negu direkt lango, tai šito neišimtis. Ir taip pat man vienas minusiukas dėl MTL oro. Norėtųsi, kad paskutinę skylutę būtų galima uždaryti dar labiau, nes mano garinimo stiliui man jis yra šiek tiek per laisvas. Tylus, malonus, bet šiek tiek per laisvas. O aš manau, kad mes šito vietoj galim jau kaip ir perėti pliusus, jeigu tu daugiau minusų neturi. Jau. Aš trūkumų daugiau jam irgi neturiu. Perinant į pliusus, tai man, pavyzdžiui, kaip tik MTL-inė jo trauka labai patiko. Tu šiek tiek laisvesnį ir mėgsti, aš mėgstu labiau tokį pasipriešinantį. Bet MTL-ą visiškai pilnavertį galima daryti. Jo, rinkinys tikrai pilnavertis direkt langas ir pilnavertis MTL-as. Tai čia turbūt jau yra didžiausias pliusas, kad būtent starter kitas naujokas nežino, ar jam patiks DL-as ar MTL-as, tai su vienu įrenginiu tikrai gali turėti abu, o ne tai, kad būna kituose tik uždeklaruota, kad galima ir MTL ir DL. Jo, su ta pačia galvutė prisuki oro ir ten vis tiek viskas širška dega ir nieko tu ten negauni. Nesąmonė. Čia realiai gauni tikrą MTL ir tikrą DL. DL-as irgi yra ganėtinai laisvas, atviras. Gal ne toks atviras, kaip tarkim Just tas ten koks ar Smoke koks penas, kur to oro ten labai daugybė. Šitas gerokai, sakykime, toks pats rinkinys yra mažesnis, kaitiklis yra mažesnis, kandiklis yra mažesnis, bet asmeniškai man jisai daug jaukiau garuoja. Nereikia kažkokius triubos ar žiot baisulinės. Būtent man ir patinka, kad 50 kandikliukas, nedidukas. Jo. Ir skonis, bent jau už direkt lango, man ta mešinė galvutė, jinai ir prasimušt labai netrunka, kaip ant kitų kaitiklių būna, reikia ten pusę bako išgaruoti. Čia vat galvutė, nežinau. Realiai 2-3 užtraukimai ir viskas ir nieko net iš pirmo nelabai ką jauti, tikrai greitai sureaguoja. Ir tikrai skaniai garuoja, tikrai skaniai. Dar kas man patinka, tai kad renginys yra išmanus, o kaip matot, pas mane paspaudus lemputė dega baltai, pas Tomą paspaudus dega lemputė žaliai. Tai būtent kai užsukam DL galvutę, modukas baterija persijungia į bypass režimą ir atsiranda šiek toks ir minusiukas, kad garinant jinai šiek tiek silpsta. Kaip ir silpsta baterija. Ale kaip mechas, bet ne mechas. O naudojant MTL tipo galvutę, gale paduodama pastovėta pati. Bent jau aš kaip supratau ir kiek pajaučiu. Jo, ir man tai patiko tai, kad mygtukas jo labai toks, sakykime, jisai nėra iššokęs, bet jo šiek tiek kitokia tekstūra ir tikrai su pirštu įrenginį, sakykime, net nematydamas jo, tik liesdamas jauti, kada pirštas. Bet jis nėra iššokęs, toks neįkyriai, niekur nekliūna, bet rast lengva. Jo, ir jisai spaudžiasi labai maloniai, eiga tikrai nėra didelė, tas trakštėlimas visai smagus ir jisai nekliba. Nesivartalioja, niekas nebarška, LED indikatorius aplink jį tikrai didelis ir ryškus ir lengvai pastebimas, bet nėra, kad labai įkyrus būtų. Čia gal atrodo, nežinau, per video jums kaip atrodo, jis toks gan ryškus, bet tikrai ir pirštu jis susidengia ir jisai nėra įkyrus, kaip ant kokio spraito, kur ten... Neapšviečia viso kambario, tikrai. Dar vienas subjektyvus pliusas, kad jisai labai gražiai atrodo, ypač raudona. Man labai patinka, tikrai. Tas driptipas toksai ale skaidrus, neskaidrus. Man pats dizainas fainai sugalvotas, neturiu realiai prie ko prikėpti iš dizaino pusės. Jo, ir jisai apskritai nėra labai didelis. 22 mm diametro, viena baterija baterija atskirai su kaitikliu, tai galima nusisukus kažką kitą naudoti, galima iš to paties vieno įrenginio tiek MTL, tiek direkt langą. Ir baterija yra 2300 talpos. Atrodytų gal ne taip baisiai daug, bet bent jau MTL tai per dieną aš jo neiškraunu. MTL tikrai pilnai užtenka dieną. 2 dienom gal net. Su direkt langu darbo dieną man pilnai atitarnauja. Visą dieną, jeigu taip jau imant, tai žiūrint kiek garinu. Darbo dieną drąsiai. Bet ilgis gana greitai pasikrauna. Jo. Visada mažesnė baterija greičiau ir pasikrauna. Tai man čia irgi toks labai dalykas būna smagu turėti įrenginį su didelės talpos baterija montuota, bet tada automatiškai jinai ilgai ir kraustis. Turi mažesnę kraunį dažniau, bet greičiau. Tai realiai tas ant to.
Ir dar apskritai man, pavyzdžiui, patiko jo, kaip sakyt, komplektacija. Sakysit, nu kur čia ta gera komplektacija. Bet jis kaip naujokui turi iškart gamykliškai nusipirkus, jūs gaunat ir direct lango galvutę, ir MTL galvutę, ir atsarginį stikliuką gaunat, jeigu netyčia taip pat, kas yra labai svarbu. Jo, ir gaunat dar netgi tarpinyčių. Tai, nežinau, kaip naujokui, tikrai pirmam kartui net galima ir kažką netyčia sugadinus. Tai visiškai pateisinantis naujoko. Jeigu va, būtent norit kažkam pasiūlyti pradėti garinti ir tam žmogui nepatinka pocai ar nenori pocų, nori būtent tokio tipo įrenginio, tai tikrai ras viską, ko gali naujokui prireikti. Jo. Apibendrinant, skonis tiek direct lango, tiek MTL tikrai labai geras, tikrai nenusileidžia. Kaip starter kitui. Jo, kaip starter kitui. Ten nelyginam su kažkokiais ten heineriais, peninkamais skaitikliais, bet kaip starter kito skonis man tikrai žiauriai patiko. Oro pats srautas tiek MTL, tiek direct lango irgi turėtų lūkesčius atitikti. Nėra nei vienas, nei kitas skirtas ten baisuliniams dideliems garams. Tas renginys toks yra universalus, orientuotas daugiau žmogui, kuris dar nežino, ko nori. Tai va, jeigu nesat apsisprendę, direct langas, MTL, aš manau, kad su šituo tikrai neprašautumėt, nes tiek tą galėsit naudot, kaip sakyti, tikrai labai padorių variantų, tiek direct langą, tiek MTL. Jeigu konkrečiai žinot, ko norit, tai tada gal kažkokių yra ir geresnių, sakykime, savo kategorijų renginių. Bet realiai su MTL galvutė tai atsisukus daugiau oro galima naudoti ir tokį pasipriešinantį tiesioginį traukimą. Bet tada labai dar greičiau turėtų galvutę. Nu, gali nespėti ir skysčio prisigerti, kiek reikia, jeigu taip atviriau trauksim, bet tokia galimybė irgi yra. Aš naudojant vienos kilutės pasilikęs MTL-ui, tai labai normaliai. Nu, dar toks subjektyvus, nežinau, ne minusas, ne trūkumas, ne privalumas, bet gal verta paminėti. 2 ml talpa. Kai tikliukas, aišku, tas mažiukas, viskas tvarkoj. MTL 2 ml yra per akis, direct langui gal kiek mažoka, bet pildymas tikrai yra paprastas, tai kaip ir atperka, bet jo, tie 2 ml nyksta gana greitai. Jo, nėra jokio nei pailginimo ar dar kokio velnio, kad būtų galima įpasėti kažkokį didesnį. Bet mano nuomonė, tai nelabai reikia, nes jis labai kompaktiškai visur telpa, patogus ir net nežinau, man asmeniškai tai tie 2 ml su tokiu pildymu nelabai. Vėlgi, aš net ir džiaugiuosi, kad neįtraukė į komplektą bubble glass, o įdėjo normalų paprastą tiesų stikliuką atsarginį, nes įrenginys skirtas naujokui, naujokas dar nėra toks atsargus ir tą bubble glassą yra gerokai lengviau sudaužyti. Tai nebent galėtų būti galimybė atskirai įsigyti, gal ir yra, nežinau. Bet ir neatrodytų gražiai šitą. Mažiukas bubble. Ne. Tai va, tam kart tiek, kas norit kažko gražaus, universalaus ir manau, kad tikrai efektyvaus, tai aš tai tikrai rekomenduoju. Man šitas kaip starter kitas žiauriai patiko. Tai tikrai noriu parekomenduoti. Tikrai geras starter kitas. Ja, o tam kartelį dar kartą. Dar kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Be abejo, prie mūsų prisijunkit Facebook'e, sekit Instagram'e, užsiprenumeruokit mūsų YouTube kanalą ir gero, susimatysim kitą kartą. Iki.